Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Sveiki gyvi, brangus ir laimingi TV3 žiūrovai. Namų idėja su IKEA pagaliau grįžta į jūsų namus. Sveika, Goda, labas, Agnė. Labas, Leo. Sveikas. Ši laida šiandieną startuojanti yra jubiliejinė. Mes pradedam 10 namų idėją su IKEA sezoną. Neįtikėtina. Tai kiek 10 mes įrengiam ir svetainių, ir virtuvių, ir vaikų kambarių, ir miegamųjų, ir netgi biuro patalpų, ir net sklepukų. Ir gera, kad mes ne vien tik tai atnaujinom mūsų herojų gyvenamąsias erdves, bet ir įkvepiam jūs, brangus žiūrovai, pokyčiams. Įrodėm nesikį, kad be kapitalinio remonto galima pakankamai greitai, jaukiai, gražiai, funkcionaliai įkurti savo namus. Ir nieko nelaukdamas klausiu jūsų, damos, nuo ko pradedam šią premjerinę laidą. Na, kurgi yra generuojamos įdomiausios idėjos, kur yra ginčijamas, susitaikoma ir verda visas šeimos gyvenimas. Verda. Labai aiškiai užuomina. Virtuvė. Tikrai taip. Todėl virtuvė turi būti maloni, patogi ir funkcionali. Tada važiuojame pas Daivą ir jos šeimą, nes žūtbūt reikia jiems įrengti nuostabią virtuvę. Važiuojam. Važiuojam. Daiva su Viktoru jau nekantraudami laukia pokyčių namuose. Ačiū labai Jums, kad mus priėmėt. Šiandien pas mus ypatingas filmavimas, 10-asis namų idėjos su IKEA sezonas. Tai žinokit, mes, kaip sakom, tokie pakylėti ir šventiški ir kaip pavarysim. Ypatinga ne tik jubiliejinė laida, bet ir mūsų herojai. Išlydėję dukrą į platųjį pasaulį, jau 30-metį kartu skaičiuojanti šeima liko gyventi su augintine Gorda. Daiva dirba tarptautinėje įmonėje, o Viktoras džiugina visus savo talentų profesionaliai apdirbti medį. Va čia ir akmuo ir medis jūsų. Taip, man. Tai jūs aukštesniam lygyje, jūs ne vien tik tais, kaip sakoma, dirbat, uždirbat. Faraonas, bet jau. Faraonas. Ir piešėt? O jas, čia galim įsiplėsti atskirą laidą padaryti. Talentas neginčijamas, bet susikoncentruokime ties pagrindinę mūsų užduotimi. Kiek virtuvė jau metų atskirai, va, tokia kokia jinai? Tai vat virtuvė 2003 arba 2004. Mes, kai mama įsikraustė, tai mes pačią pirmą, ką susiremontavom, tai virtuvę. 20 metų užtenka, tai yra daug ir man atrodo pats laikas keisti ir gera proga, ne? Iš tiesų viskas jau nusidėvėjo per tiek metų ir ten gali šveisti ar nešveisti, jau vis tiek viskam ateina laikas. O ir visada, vat, su kuo kalbėdavau, vis laikas sakydavau, nu, Dieve, tu mano kaipam, kada mes pasikeisim virtuvę. Atsipalaiduokite, nes tas laikas pagaliau atėjo. Apžiūrėkime virtuvę ir išsiaiškinkime visus šeimos poreikius. Dieve, kokia erdvė jūsų virtuvė. Vat, aš suprantu, jūs sėdite dažniausiai čionais arba kambaryje, ne, nes taip vietos sutaupate. Ir primena, žinokite, voverytė su urvelėm. Mėgsta daug smulkmenėlių, rakandėlių ir ką jūs slepiate ten spintose, pavyzdžiui. Parodykit, Daiva, kuo gyvenat, mums labai svarbu sužinoti. Vat toj spintoje kas ten yra. Tai iš tiesų virtuvė rakandėlių daug matosi dėl to, kad labai mažai spintelių. Taip. Tai praktiškai turime vieną, tai čia daugiausia sudėti prieskoniai kažkokie. Laikosi kažkaip dar. Taip, ten viršui vyro vaistai ir čia prieskoniai. Antra spintelė, sukrauta visi puodai, visokie ryžiai, grikiai. Jūs kolekcionuojate dėžutės, ne? Ne, nu tai dėžutėse viskas sudėta. Tai va. O Daiva, ar telpa tos dėžutės visose spintose? Tai žinoma netelpa, niekas netelpa. Už tai va dar stovi viena lentyna ten ta prie lango, kurioje irgi indeliuose sudėta. Bet kaip ir matau, tenais kruopos yra kampe, bet ir spintelė jų atsiranda. Taip, visur sudėta, sustatyta dėl to, kad nu, visiškai tragiškai nėra spintelių. Mes vat, ir iš tiesų stalviršis net nedarytas iki pat sienos. Beje, šitas stalas, jisai labai didelis ir didelis kaip tokie. O su stalu, jeigu norit... Dar kompiuteris jūs čia dirbat? Čia vyras sėdi prie kiekvieną rytą, geria arbatą, skaito ten žinias ar klauso muziką. Aš jau ateinu, tai ir jisai ten jau čia savo būna pasivaikščia su Gorda ir sėdi čionai.
Čia jau jo vieta. O kompiuteris visada būna ant šito stalo, jis čia gyvena? Jo, jis čia gyvena. O jeigu transformuosis jisai... Jis čia negyvena, bet kompiuterį naudojasi čia. Ir šitoj vietoj. Mes supratom, kas beveik čia gyvena. Ir daro valgyti. Pastoviai ir sėdi prie kompiuterio. Ir neišleidžiate iš virtuvės. Ir atskiras altorius skirtas šaldytuvui, jis atrodo trečdalį šitos virtuvės užima, vieną trečdalį savo, kitą šaldytuvą. Šaldytuvas tamsus ir irgi visai, prieš tai buvo baltas, tai buvo visai kitaip žiūrėjusi, kodėl mums šovė galvą nusipirkti. Jūs visai kitaip apie spalvas kalbat, kai apie tamsę ir apie šviesį, jums šviesį, suprantu, pastelinis. Taip, man labai patinka. Tai jums labiau šita, negu kad šita ar šita. O šita balta labai gražu. Daiva, pasakojat, kas nepatinka šitoje virtuvėje, yra kažkokie dalykai, kurie patinka? Kurios norėtumėt palikti, kurie jums patinka taip, kaip yra. Iš tiesų nieko čia nėra, kad man kažkas patiktų. O tuo labiau visi ten vyro sudėlioti, va ten tos visos lempos senovinės, tie lygintuvai, tai aš jam iškart sakiau, kad kai bus nauja virtuvė, viskas keliaus į balkoną. Kodėl čia taip sudėti įrankiai virš gartraukio? Tai čia yra vyro kolekcija, peilių. Kolekcija. Aš labiausiai norėčiau paslėpti tos didžiulę kolekciją buteliukų, dėžučių, kruopyčių, stiklainiukų. Norėčiau, kad viskas atsidurtų spintelėse ir būtų labai švaru ir estetiška. Goda! Aš labai norėčiau pakeisti stalviršį ir kaitlentę. Tiesiog tikrai reikalauja pakeitimo, nes tikrai nusidėvėja. Tokiai mažai virtuviai mes turime labai daug sprendimų mūsų parduotuvėje. Tai manau, tikrai pritaikysim pačius geriausius baldus jūsų erdvėje. Dabar pats laikas spręsti jums, rinkti, kūrybiškai jau pasisėmėm šito erdvėje, viskas aišku. Tai ką, judam? Keliaujame dirbti. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Goda ir Agnė išsiaiškino visus šeimos poreikius. Grįžome į IKEA parduotuvę ir galime pradėti darbus. Taigi, reziumuojant, ką pamatėme Daivos namuose, supratau, kad jiems reikia šviesios, jaukios virtuvės, kur išspręstume daiktų pasidėjimo klausimą. Beje, pastebėjau, kad jie neturi indaplovės ir manau, kad reikės pasiūlyti gerą variantą ir pabandyti į tokią mažą erdvę ją įkomponuoti. Dar vienas dalykas, Viktoras minėjo, kad labai praleidžia daug laiko virtuvėje dirbdamas kompiuteriu. Taip, todėl mums reikėtų pagalvoti apie papildomą vietą jam atsisėsti ir laikyti kompiuterį, kad neužimtų valgomojo stalo erdvės. Situacija kaip ir aiški. Dabar, kadangi turime labai patogų įrankį virtuvėms planuoti IKEA puslapyje, galėtume tenais ir susiplanuoti visą tą išdėstymą. Taip, šitą įrankį mes naudojame ir savo kasdienėme darbe. Ir jisai tikrai nėra sudėtingas ir manau, mūsų žiūrovams jisai būtų labai paprastas naudoti. Taip, laikai, kai braižėme planus ant popieriaus, senai baigėsi. Planuokime. Orkaitė, reiks rinktis po stalviršiu, kadangi siena nėra ilga ir po virš stalviršio padėti nelabai bus vietos. Taip, nenorėtume turėti daug aukštų spintų, nes šviesa nepraeis. Taip. Gartraukis įmontuojamas, žinoma, nes taip tiesiog gražiau. Šaldytuvas būtų geriau montuojamas, nes vėlgi. Taip, beje, Viktoras, Daivos vyras, labai skundėsi pastatomų šaldytuvų ir jo spalva, taigi tikrai integruokime jį. Gerai, taip atrodo plotas, susidedam langus, maždaug kol kas, va šitaip, gerai. IKEA programėlėje galime susidėti ir komunikaciją, tai vandentiekį, elektros laidus, tai bus patogiau, nes jūs matysite variantus, kur galima pasidėti kriauklę. Dabar siūlo kelis variantus, pasižiūrim, ar kažkuris iš jų mums tiks. O, šitas visai
išnaudoja visą erdvę. Taip, virtuvė būtų per visą sienos ilgį. Šaldytuvas yra mums reikiamoje vietoje, nes štai čia, kuris ir šiuo metu stovi, yra rozetė. Ir kriauklė yra panašu arčiausiai į vadų. Sudėliojom išdėstymą, dabar galėtume gyvai pasižiūrėti, kaip atrodo fasadai, kadangi jau esame parduotuvėje ir čia yra labai patogi vieta, kur galėsime susidėti, kaip atrodo fasadai, stalviršiai ir tikrai puikiai viską pasirinksim. Puiku, eime. Fasadų visa galybė. Įdomu, kokie geriausiai tiks Daivos ir Viktoro šeimai? Gerai, išsirinkam šviesius, apie kuriuos galėsim. Taip, virtuvė yra labai tamsi. Manau, kad būtų jiems smagu parinkti kuo šviesesnius. Pasižiūrim, kokie yra, paskui išsirinksim, kurie labiausiai. Šitas garažus yra su integruota rankenėlė. Yra ir blizgus sprendimas. Bet jų atveju gal matytinis geriau. Aš manau taip, nes jie turi didelį šuniuką, tai manau ant blizgaus labai matysis jo pėdsakai. Dizainerės parinko keletą fasadų variantų. Atėjo laikas stalviršiams. Jums tai patiko skandinaviškas stilius, tai gal kažkas tokio arba tokio šviesaus medžio? Taip, medinis stalviršis jiem tikrai tiktų ir jeigu mes renkamės baltus fasadus, tai medinis stalviršis duotų šiltumo ir jaukumo tokiai mažai virtuviai. O ką tu manytum apie tokį, dar tamsesnį, gal irgi galim pasižiūrėti, kaip atrodys? Pasižiūrim. Gerai, nešamės. Štai šis ąžuolo rašto stalviršis, man atrodo, labiau tinka prie klasikinių fasadų. Daivos su Viktoru daugiau linko link modernesnio varianto, tai manau rinksimės kažką iš šitų. Tai gerai, apsistokime ties šio variantu. Turime dar pagalvoti, kurį fasadą ir kurį stalviršį konkrečiai rinktumėmės. Ir rankenėlės. Rankenėlės būtinai reikia išsirinkti. Na štai pagrindą susirinkome. Dar turime pagalvoti apie sieninį skydą, turime susidėlioti visą buitinę techniką, kad būtų patogu. Turime iš tiesų dar daug darbo. Darbo išties dar liko nemažai, o mes jau nekantraujame pamatyti jo rezultatą. Leonardai? Taip! Prašome užeiti. Žinokit, čia pas mus pirma laida 10-o jubiliejinio sezono, o jeigu staiga man nepatiks, ką? Ką? Kaip tau gali nepatikti Ikėjos virtuvė? Nu kaip? Norės sakyti, kad kaip visada, bet neišeina, nes visiškai kitokie vaizdai ir tai yra vėl pergalė, mėlyjei. Viktor, Ja. Eik tu sau. Ja. Vau. Viktorai. Tavas turiu. Eik tu sau. Ja. Eik Labai tu pasilikti. sau. Nu, fainai, labai šviesu, gražu, labai šilta. Net pažįstu. Atrodo, lyg būtų nieko seno, viskas nauja ir Labai iš ties yra kažkokie jūsų daiktai. Labai gražu. Pas jūs buvo, prisiminkime, labai daug padargų įvairiausių. Jau čia jūsų reikalas, ką su jais darysite, bet kol kas pas jūs klesti iš ties spalvų darna. Čia jau daugiau pakomentuos. Va, plojimai profesionaliams. Goda, Agnė, užeikit. Užeikit. Nu, Viktorai, žiūrėkit, pėškitės dėl darbo vietos. Ja. Ji čia kada nors lipo? Ne. Va, matot? Žavioji Gorda jau įvertino rezultatą. Tad dabar aptarkime, ką pavyko dizaineriams įgyvendinti. Stengiamės viską daryti baltai, bet kad nebūtų tiesiog vien tik balta, kad neatrodytų kaip ligoninė, reikėjo pridėti ir jaukių detalių. Tai pasirinko medį
Pridėjom daug medžio detalių ir šiek tiek žalsvų akcentų. Pratęsėm stalviršį ir prie palangės tam, kad geriau išnaudoti erdvę, nes patalpa yra labai ilga. Palangė liko tik ant palangės. Ir gale norėjosi kažkaip išnaudoti vis tiek, dėl to tilpą ir spintelę ir atsirado papildoma darbo vieta. Ir aš galiu pasakyti, Viktorai, jūs netrukus čia šeimininkausite su Daiva. Va, atradau, kaip svečias bent jau savo radau šitą vietą. Jaučiuosi kaip karalius. Trūksta tik lovos, tada galima ir neišeiti. Kėdė, tarp kitko, kėdė nors neturi atlošo, bet iš tikrųjų jinai iš tų tokių labai patogi, nes jinai minkšta, pasisuka ir iš tikrųjų šitam dizainė labai tiko. Įrengėme jums integruotą šaldytuvą į baldą. Į patį šaldytuvą jums parinkome indelius, kurie padės jums organizuoti visą maisto laikymą. Toliau po plautuvę yra šiukšlių sistema rūšiavimui, taip pat yra vidinis stalčiukas, kur galima susidėti smulkesnius daiktus, kaip kempinėlės, pirštinės, valikliukai tilps, paskui plautuvėje įmontuotas yra maišytuvas, kuris turi ištraukiamą žanelę, tai yra labai patogu. Patiko. Su šlangelė yra patogu apiplauti plautuvę ir šiaip į puodą šalia pripilti vandens labai tikrai geras dalykas. Toliau turime virš plautuvės ir spintelę laikyti indams, panaudojame papildomas lentynėles, kurias galima pasireguliuoti, kaip yra jums patogiau pagal jūsų turimų indų kiekį ir dydžius. Ir beje, kolekcinis bokalas irgi rado savo vietą, kaip matote. Daiva išsigando, žinau, kad labai patiko tas bokalas, bet reikia kažką ir vyrui. Taip, ir jis labai čia įsikomponavo, jis tikrai rado savo vietą. Įrengėme integruotą indaplovę 45 cm pločio, ko tikrai 2 asmenų šeimai turėtų pakakti. Ir akis. Wow. Labai faina. Šalia indaplovės yra siaura spintelė, kadangi norėjosi iš tikrųjų atitraukti šiek tiek kaitlentę, atitraukti toliau nuo plautuvės, kadangi tarp plautuvės ir kaitlentės turi būti daugiausia stalviršio, kad būtų patogu maistą ruošti. Dėl to įdėjom dar vieną spintelę siaurą 20 cm pločio, į kurią taip pat bus labai patogu susidėti siauresnius aukštesnius daiktus, kaip pavyzdžiui lenteles. O kur dabar peilius laikyti? Kur peilis? Dingo. Taip, yra įrankiam stalčius ir viduje stalčiaus yra įdėklai. Garbingai, kad nedulkytų. Ne, čia labai gerai, nes peilius negalima laikyti. Negalima, jie tada dyla. Daužosi, braižosi. Va, žiūrėkit. Bet dar ne viskas. Yra dar slaptas stalčiukas. Taip, turime slaptą stalčiuką, kur taip pat galime įdėti įdėklus ir pasitiesti plastikinį kilimėlį, laikyti samčiams ir tokiems nestandartinės formos. Kitose spintelėse taip pat yra labai daug protingų organizavimo sprendimų, kuriems padės labai patogiai susidėti visus turimus daiktus. Yra dėžutės, pertvarėlės stalčiams, taip pat žiūrint aukštesnės spintelės, yra dėžutė susidėti prieskoniams. O pamenat, rodžiau jums, kad ten buvo ant vienos lentynos dėlioti Viktoro vaistai didžiausia galybė. O čia labai svarbu, taigi čia. Tai kur? Ir jiems niekad mes irgi neturėjom vietos, tai vis ten į kažkokias dėželes sudėliodavo, nes jam tie vaistai kaip turi būti visada prieš akis. Suradom jums vietą papildomai spinteliai ant stalviršio. Nusprendėm čia sudėti vaistus, kadangi kad jie būtų visą laiką po ranka. Labai matomai vietoje, patogu pasiekti. Labai faina. Labai gražu. Man taip gražu, man toks saldainiukas atrodo, nežinau, viską norisi pačiupinėti, paliesti. Labai faina. Faina, kad patiko, nes tikrai bandėm pritaikyti prie jūsų turimų namų, bet taip pat padaryti, kad viskas būtų šviesu, jauku ir taip, kaip jūs norėtumėte. Vienas iš svarbiausių elementų, taigi virtuvėje yra kas? Stalas. Kuo jis ypatingas pas mus? Jisai susiskleidžia. Dabar jis yra išskleistas, kad būtų didesnis, bet taip pat galima suskleisti, kad užimtų mažiau vietos. Labai gerai. Ir nežinau, ar pastebėjot, papačiai yra kėdučiai. Ne, dar nepastebėjom. Čia kaimynam. Taip, kad tilptų visi žmonės prisės prie stalo. Akivaizdu, kad naujoji virtuvė Daivai ir Viktorui be galo patiko. O 10 sezono premjeros proga IKEA komandos laukia jų paruošta staigmena. Pirmiausiai, tai noriu pasveikinti TV3 ir IKEA su 10 sezonu.
su 10-uoju jubiliejiniu sezonu. Palinkėti šiam projektui gyvuoti dar daug metų ir džiuginti Lietuvos žmonės su tokiais gražiais projektais. Didžiausias ačiū tai yra mūsų gerosiams dizaineriams, kad suprojektavo mums tokią gražią virtuvę, funkcionalią virtuvę. Ir padėkoti už nuoširdų bendravimą ir pasakyti labai didelį ačiū. Ačiū Jums. Ačiū. Nedažnai mus tokiais gražiais ir dar, sakyčiau, taip vardiniais desertais mus pasitinka atsisveikinant ir tiek daug gražių žodžių iš širdies. Tai jaučiamės gražią misiją atlikę ir toliau tęsime. Nuoširdžiai kviečiame prie stalo, o atsveikiname su jumis, brangūs žiūrovai. Pasimatysime lygiai po savaitės penktadienį 17:55, kaip visada, per TV3. Naudokite šaldytuvo indelius, taip jis visada išliks tvarkingas ir organizuotas. Rinkite sieninius laikymo sprendimus, jie suteikia daugiau vietos virtuvėje. Kuriant virtuvės planą, svarbu pagalvoti, kaip pilnai išnaudoti visus patalpos kampus. Derinkite spalvas, pasirinkite vieną pagrindinę, prie jos papildančią ir akcentams skirkite smulkesnes detalės. Praplėskite stalviršį po langu. Čia galite įrengti papildomą vietą sėdėjimui arba spinteles daiktams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.